Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas. Su manimi studijoje šiuo metu dvi mūsų fakulteto absolventės, baigusios religinio švietimo magistratūros studijas, neseniai apgynusios magistro baigiamąjį darbą. Temos buvo tokios įdomios, jog nusprendėme jūsų, mėly klausytojai, nepalikti be galimybės susipažinti su tikėjimo sklaidos aktualijomis Lietuvoje. Ir šių darbų aptarimas būtų čia gera tokia ir jum proga šiek tiek pabūti Katalikų teologijos fakulteto naujienų dalyviais. Taip pat manau, kad paskambinsim ir kitiem absolventam telefonu, taigi laida žada būti gyva, bet dabar pirmiausia pristatysiu laidos dalyves, tai buvusio kurso, religinio švietimo programos buvusio kurso seniūnė Jolita Paužienė. Sveiki. Jolita ne tik seniūnė, bet taip pat ir tikybos mokytoja. Taip pat studijoje yra ir Eglė Čeplinskienė, tikybos mokytoja ir skautų vadovė. Garbė Jėzui Kristui. Taigi atsikvėpiau, nes pačiam teko dalyvauti darbų gynime ir labai gerai žinau, jog darbo pristatymas komisijai, taip pat ir baigiamojo magistro darbo rašymas yra iššūkis ir nuotykis ir galimybė gilintis į tau patinkančią problemą arba klausimą, bet turbūt, miela Jolita ir Eglė, pergalės skonis, etapo pabaigtos skonis. Kaip jaučiatės? Ar jaučiatės kaip tartum be kūnų dabar lengvai taip, nes tik beveik praeitą savaitę juk buvo gynimas. Kokia savijauta? Savijauta iš tikrųjų yra labai gera. Džiaugiuosi. Džiaugiuosi visų pirma rašydama būtent savo tą temą. Biblinis raštingumas krikščioniškos tapatybės ugdyme. Iš tikrųjų, man šis darbas davė be galo daug naudos pačiai. Ir kadangi, kai šiandieną dabarties laiko turėdama ypač įsijungiu televizorių ir pažiūriu laidas, tai tiek visur yra viskas sumaišyta. Visos vertybės, visas tas mūsų dvasingumas ir visur tiesiog peršama būtent magija, burtai, ekstrasensų pagalba kviečiama sužinoti vienus ar kitus dalykus. Ir būtent aš šitą temą gilindamasi norėjau sužinoti, koks vis dėlto turi būti tas krikščionis, kuris gauna tą krikšto sakramentą, ar jisai jau yra tas krikščionis. Ar jam to ir pakanka? Ir iš tikrųjų buvo labai labai smagu man į tą gilintis ir sužinoti man pačiai visą tai naujai. Tai džiaugiuosi aš to. Džiaugiuosi. Eglė, kokia savijauta? Iš tikrųjų, pakankamai dvilypiška. Iš vienos pusės atrodo taip, nuovargis jau baigtas, nereikės važinėti į paskaitas, nereikės sėdėti prie kompiuterio per pusę nakties, bet iš kitos pusės rupūs miltai, taigi čia daugiau nebeatvažiuosim. Tiesa, diplomą dar pasiimti. Tai ir smagu ir gaila. Man kaip dekanui visada rūpi jūsų savijauta. Aš vos ne kaip daktaras terapijos kabinete sakau, kaip jūs jaučiatės. Bet mes dabar čia iš tiesų taip dalinamės tokiu lengvu tonu, bet jūsų darbų, baigiamųjų darbų temos labai rimtos. Jolitos Paužienės temos pavadinimas – Biblinis raštingumas krikščioniškosios tapatybės ugdyme. O Eglė rašei darbą tema Eucharistijos sakramentą priėmusių vaikų ir paauglių katechezė bei jos galimybės konkrečioje parapijoje. Paprastai mes fakultete neminim parapijos pavadinimo, rašom X etikos sumetimais, tačiau tyrimas vyksta konkrečioje parapijoje. Tai gal, Jolita, pradėsiu vis tiek nuo pačios kaip kurso seniūnės. Biblinis raštingumas. Katalikai visi mes žinome, kas yra šventasis raštas, turime šventą raštą lentynoje, girdime jį šventų mišių metu ir vis dėlto per dėstymo praktiką, aš pats dėstęs jau nemažai Vytauto didžiojo universitete, teologijos fakultete, biblinis raštingumas kaip svarbus dalykas krikščionio tapatybei. Aš niekad negirdėjau taip suformuluotos temos. Man labai buvo įdomu klausytis ir įdomu šiek tiek susipažinti su tuo darbu. Tai gal pasidalint galime čia keliom pagrindiniam mintim, atradimais, įžvalgomis. Biblinis raštingumas. Mes kiekvienas mokame skaityti ir rašyti. Retas iš tikrųjų, kuris šito nemoka. Kiekvienas galim paimti šventąjį raštą į rankas ir jį skaityti. Bet ar mes būsime raštingi?
Vėl klausimas. Neužtenka vien tik tai žmogui pažinti raides ir skaityti. Jam reikia ir išmanyti būtent tai, ką skaitai. Todėl būtent man labai smagu buvo sužinoti pačiai per naują vėl šitą atrasti, kad mes nuolat turime gręžtis į bažnyčios mokymą, į būtent bažnyčios interpretavimą ir va tuos tekstus būtent suprasti taip, kaip mokina mus bažnyčia. Iš tikrųjų, galima labai greitai nukrypti į šoną, skaitant ir šventąjį raštą, pačiam interpretuoti. Nes jeigu bandysi burti iš tos Biblijos, pasiimti šventąjį raštą ir tiesiog skaityti ir, ką man šiandien Dievas pasakys, gali iš tikrųjų labai greitai, neteisingai priimti. Jeigu atsiversi ir ten bus ištrauka, eik ir nusižudyk. Tai kaip tai gali iš tikrųjų žmogus suprasti? Ar tai Dievas iš tikrųjų man tą sako šiandien? O jeigu žmogus serga depresija, tai iš tikrųjų. Užtat mes turime nuolat gręžtis į bažnyčios mokymą ir būtent labai smagu, labai džiugu man matyti, kad pavyzdžiui mūsų parapijoje iš tikrųjų labai pakankamai daug žmonių skaito žurnaliuką Žodis tarp mūsų, kiekvienas dienos skaitiniai. Jau kurie trupučiuką daugiau nori sužinoti, gilintis, tai Magnificat skaito, iš tikrųjų irgi pakankamai gausiai yra perkama. Tai iš tikrųjų žmonėms yra įdomu tai. Ir jie būtent taip skaito šventąjį raštą ir nuolat gręžiasi. Ką sako vis dėlto šiandien man Dievas. Ir man labai džiugu matyti būtent ir savo Anytą. Jinai kiekvieną dieną skaito. Atsigula pailsėti ir skaito. Tai iš tikrųjų smagu. Būtent to išmanimo duoda. Ir visa tai matosi jos gyvenime, jos darbuose. Kaip gera būti kataliku, ar ne? Taip, kaip gera būti. Biblinį raštingumą gali gauti daugybę būdų per daugybę kanalų. Girdi Bibliją ir šventąjį raštą ir liturgijoje, ir Magnificat, labai gerai žinomas leidinys, kažkokie komentarai, Žodis tarp mūsų, knygelės, visais būdais. Katalikų bažnyčia sako, maitinkis Dievo žodžiu, maitink savo sielą, kad nebadautų, nes Dievo žodis mūsų mintį artina prie Dievo ir širdį platina, kad būtų platesnė Dievui priimti. Eglė, tema Eucharistijos sakramentą priėmusių vaikų ir paauglių katechezė, kai kam gali skambėti kaip tokia. Na ir ką čia atrodo, daugiau galima pasakyti, tiek kalbėti apie tai, bet man taip neatrodo, nes nekartą vis dėlto realybėj, praktikoje susidurėm, kad po tų katechezių jaunimo, vaikų ir paauglių bažnyčioje taip ir toliau nematome. Kokios tavo įžvalgos, kokie pastebėjimai, kaip sekėsi šitą tyrimą daryti? Tyrimą daryti sekėsi visai iš tikrųjų nesunkiai, kadangi labai geranoriškai bendradarbiavo tiek kunigai, tiek tikybos mokytojos ir vaikai labai geranoriškai atsakinėjo anketas. Bet štai, kai pradėjau analizuoti anketas, vienas dalykas tai man labai buvo pakankamai skaudus. Labai dažnai į klausimą apie tolesnį tikėjimo praktikavimą, įėjimą į bažnyčią arba kažkokią kitokią veiklą parapijoje, tarkim, giedojimą su choru, piligriminius žygius ar kažką panašaus, jaunuoliai jau atrašo, o kam, aš jau perėjau pirmąją komuniją. Aš jau perėjau. Na tai kur mes toliau naisim, tada jau biblinio raštingumo jau ir nebereikia. Perlipau per pirmą. Kažkas panašaus ten. Ar perlipo, ar perstumė, ar pertempė jį kažkas per tą komuniją ir jau viskas. Bet iš kitos pusės pakankamai daug yra jaunuolių, tų, kurie jau priėmė vadinamą mūsų pirmąją komuniją, bet dar nesiruošia sutvirtinimo sakramentui, kurie tiesiog nežino, kad parapijose galima kažką veikti. Net 36% iš tų apklaustų žmonių teigia, kad jie tiesiog nežino, kad tai daryti galima, kad vyksta kažkas. Na čia galima būtų sakyti, kad tikybos mokytojai galėtų truputėlį galbūt daugiau kalbėti apie tai su savo vaikais, galbūt net ir kokių lankstinukų išleisti prieš renginius, kad galėtų vaikai daugiau sudalyvauti. Bet vėlgi tai yra galimybė, kurios mes kartais tiesiog nepastebim. Nekreipiam galbūt dėmesio, galbūt esam labai užsiėmę, visą laiką skubam. Kaip ir visi žmonės. Turbūt būtų smagu pasidalinti apie bendrą jūsų studijų nuotykius ir kelionę. Mane stebina ir žavi, kad taip aktyviai bažnyčios gyvenime dalyvaujančios ir tikybą dėstančios mokytojos, ir Eglės skautų vadovė,
Kaip jūs iš vis drįsote ryžtis šiom studijom ir vis dėlto ir įstoti, ir sėkmingai, šlovingai studijuoti ir baigti ir gauti diplomą. Ir netrodot labai nusiminusios ar visiškai jau negyvos. Mes jau gyvos. Kokia paslaptis, kaip jums sekėsi? Ar buvo daug iššūkių? Svarbiausiai buvo mokėjimas suderinti darbą, namus ir studijas. Va čia tai buvo iššūkis. Iššūkis buvo namuose vyrui priimti žmoną nuolat studijuojančią, sėdinčią prie knygų, rašančią darbus, ruošiančią užduotis vaikams į mokyklą. Bet manau, kad iš tikrųjų viskas atsipirks. Visos tos studijos, kurias aš praėjau, iš tikrųjų duoda vaisių. Nes labai smagu buvo klausyti dėstytojos Liobekienės paskaitų, kuri iš tikrųjų labai gražiai kreipė būtent į šeimos esmę, kur yra pagrindai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Iš tikrųjų labai smagu. Ir aš manau, dabartis, kai aš pabaigu studijas, aš būsiu geresnė žmona, geresnė Martė, nes daugiau išminties gavau, daugiau supratau, aš būsiu geresnė ir mokytoja, aš taip tikiuosi, nes vis viena tai su laiku turėtų atsipirkti. Dabartis, aš sakyčiau, ateina laikas jau dabartis viską įgyventi praktiškai. O šiaip tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi visais dėstytojais. Labai patiko man Dulskio paskaitos. Iš tikrųjų, ko galima iš jo pasimokyti, tai to tokio kruopštumo, tokio nuoširdumo atsidavimo tom jo paskaitom. Tiesiog veda į tą gelmę. Jo buvo būtent krikščioniško pašaukimo raida. Tai iš tikrųjų buvo labai smagu įrašyti netgi ir tos rašto darbus, būtent gilintis į to kažkokio to šventojo gyvenimą, pažvelgti į jo vidinės problemas, paskui pažiūrėti, į kokias jisai pergalės išgyveno tas mūsų šventasis. Ar jo tas gyvenimas iš tikrųjų kuo nors skiriasi nuo mūsų gyvenimo. Ir būtent taip žvelgti į tą šventąjį ir eiti kartu su juo ir bandyti savo gyvenimuose kažką tai tokio atrasti. Nes šitas šventumas yra skirtas iš tikrųjų visiems. Galėčiau apie kiekvieną dėstytoją kažką tai pasakyti, bet smagu, džiaugiuosi. Praturtėjote? Labai praturtėjo. Kokie Eglės įspūdžiai? Kad praturtėjom visi, tai čia net klausimų nekyla iš tikrųjų. O jeigu žiūrėti pačias paskaitas, į dėstytojus, vėlgi, kiekvienas dėstytojas turi savų kažkokiu tai nuomonių, kažkokiu tai namų darbų ir man labiausiai, ko gero, iš pradžių nepatiko, o po to pradėjo patikti. Tai pirmiausia, medijų filosofijos. Reikėjo rinktis darbą, rinktis namų darbą vadinamą, arba į katalikišką laikraštį už žurnalistą, arba į Marijos radiją. O Marijos radijui tai toks pakankamai juodas darbas, surasti visokius tarpelius, nereikalingus atsidusėjimus atrodo sunku, bet kai po to užsikabini, kaip smagu, o po to dar galima ir leidžiama būna padaryti tam tikrų įrašų su vaikais, taip galėjau pasidaryti ir metodinės medžiagos, ir laideles į eterį išleisti, susitvarkyti. Taip nerealiai smagu, kad iš tikrųjų tai, kas iš pradžio atrodė labai baisu, po to rezultatas gavosi super. Tai jeigu dėstytojai girdi, labai jai ačiū. Panašiai ir su vizualinė mūsų pavadinimas ypatingai sudėtingas, išmokti nesugebėjau. Vizualinė tikėjimo turinio komunikacija. Bet esmė yra ta, kad mums reikėjo tiesiog sukurti kažkokį tai komunikuojantį kūrinį, kažkokį tai darbą, kuris atspindėtų tam tikras vertybės. Ir namų darbas, kurį aš atlikau šitai užduočiai, tai man labai padeda ir dabar, kadangi tai grinai yra skautų reklaminis filmas. Pakankamai, jeigu dėstytojai vertino 10, įtariu, kad pakankamai neblogas. Tai šiaip tai, kas susiję su eteriu, su išėjimu į viešumą, su flashmobais ir panašiais dalykais, iš tikrųjų atrodo baisu, kol nepabandai, o po to pamatai, kad tai iš tikrųjų veža. Kaip gera jūsų klausytis. Manau, kad taip pat bus gera paklausyti ir muzikos. Mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija ir po trumpos muzikinės pertraukėlės kalbinsime dar vieną religijos švietimo programos absolventę Gabrielę.
Štai mes ir vėl studijoje, mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius, studijoje su manimi religinio švietimo magistrantūros programos absolventės Jolita Paužienė ir Eglė Čeplinskienė. Netrukus pakalbinsime dar vieną absolventę, Gabrielę Balandaitę. Labas vakaras. Labas vakaras, Gabrielė, kaip gera jūs girdėti. Man taip pat. Taigi dabar čia jau mes dalinomės nemažai apie baigiamuosius jūsų darbus ir apie nuotaikas, apie pergalės skonį. Jolita ir Eglė čia pasidalino, kaip gerai dabar jaučiasi. Ar gerai jaučiasi ir Gabrielė? Gabrielė labai šauniai apsigynė baigiamąjį darbą. Gal galėtum pasidalinti keliom įžvalgom apie savo tyrimą. Ir dabar, mėliem klausytojams, taip pat paskaitysiu tavo darbo pavadinimą. Tikėjimo paveldo perdavimas jaunuoliams, besiruošiantiems sutvirtinimo sakramentui konkrečioje arkivyskupijoje. Irgi kaip Eglė jaučiuosi puikiai, apsigynus. Kažkaip tikrai džiaugsmas yra didelis ir labai daug gerų emocijų ir geros patirties. Ir tiek per patį gynimą, aš galvoju, ir per patį darbo rašymą įgijau, nes tai buvo pirmas mokslinis darbas, kurį man sekėsi taip smagiai, gal net sakyčiau lengvai rašyti. Tai buvo tokia įdomesnė patirtis. O pats darbas, man įdomiausia, tai kadangi aš tyriau jaunuolius, tai man įdomiausia buvo atrasti tai, jog vis dėlto vyresnio amžiaus jaunuoliai iš tiesų sąmoningiau priima sutvirtinimo sakramentą ir geba labiau prisimti atsakomybę už bažnyčią ir tuo pačiu jie dažniau pasilieka bažnyčioje po pasiruošimo sutvirtinimo sakramentui jo priėmimo. Tai man tas gal amžiaus riba buvo toks didžiausias atradimas, nors aš jau tai įtariau, nes pati turėjau praktikos ir rengiau sutvirtinimo sakramentų jaunuolius visus metus. Tai buvo matyti, kad vyresni iš tiesų jiems ir klausimų daugiau kyla ir jie nori daugiau žinoti. Gabrielė, kokie bendri įspūdžiai apie visą šį studijų laikotarpį? Ar negaila, kad ryžaisi studijuoti religinį švietimą, ar jautiesi praturtėjusi, su kokiais iššūkiais susidūrei? Aš iš tiesų labai džiaugiuosi šitom studijom, nes visų pirma, tai jos man atvėrė kelią į mano darbo galimybės. Aš esu baigus psichologijos bakalaurą ir būčiau negalėjus dėstyti tikybos, o dabar būtent dirbu tikybos mokytoja, tai labai džiaugiuosi, labai myliu savo darbą. Ir studijos buvo tas kelias, kuris mane vedė link to darbo. Ir čia pirmas ir tikriausiai didžiausias dalykas, kuriuo aš džiaugiuosi, o taip iššūkių kažkokių didelių gal ir nebuvo. Gal kaip Jolita minėjo, aš girdėjau, ką jūs kalbėjot laidoje, tai Jolita minėjo, kad sunku buvo suderinti šeimą, tenai darbą ir studijas, tai gal man irgi vienas iš didesnių iššūkių buvo suderinti darbą ir studijas ir šiaip visą tą gyvenimą šalia viso to, tai gal tas iššūkis didžiausias, o šiaip tai tikrai labai daug sužinojau gerų dalykų, ypatingai man patiko ir buvo kažkaip naudinga pasracijos vadyba. Tikrai tokie dalykai, kurie lieka ir aš dar dabar atsimenu ir galėčiau kažkaip panaudoti ir net nereiktų vartyti jokių konceptų, nes taip įsirėžė į atmintį ir į širdį. Tai tikrai labai geras laikas, 1,5 metų ir super, tikrai. Ačiū labai, Gabrielė, ir linkime kartu su klausytojais kuo geriausio vakaro ir tolesnio misijų gyvenimo ir asmeninio gyvenimo su Dievu. Ačiū, sudie, jums su Dievas. Na štai kaip gera girdėti laimingą absolventę dekanui. Man kyla nuotaika kiekvieną šios laidos akimirką. Iš tiesų, jūsų kurse buvote 7 ir dauguma jūsų šeimos žmonės. Ir ne pirmą kartą aš pagalvoju, kad gera būtų išduoti ir priedą prie diplomo sutuoktiniui, arba medalį, arba paguodos prizą, nes gera turbūt vyrui arba studijuojančio vyro žmonai atgauti namuose staiga jau ir keliom laisvom akimirkom galbūt nuo knygų sutuoktinį. Tačiau tai kartu veda mane ir į kitą klausimą. Vis dėlto žinau, kad ne vienas ir Marijos radijo klausytojas, ypatingai mokytojai, kurie dirba mokyklose, katalikai mokytojai galvoja, galbūt aš galėčiau ir religijos srityje, katalikų tikėjimo srityje pagilinti savo žinias, bet bijau, bet nedrįstu. Šeima, darbas, tačiau Jolita, Eglė, žinau, kad turbūt panašiai jautėtės rinkdamos studijas. Ar klystu? Ką galėtumėt pasakyti tokiem klausytojam? Ar verta rizikuoti? Ar daug buvo rizikos jūsų pasirinkime? Verta rinktis. Aš tai kaip pati įvardindavau savo draugams, sakydavau, čia yra savotiškos rekolekcijos. Ateini, gauni
semiesi, tik tai reikėdavo rašyti rašto darbus ir atsiskaitimus. Tai iš tikrųjų smagu, nes pastoviai būni tame autentiškam ryšyje su būtent tuo tikėjimu, kas man iš tikrųjų labai svarbu pasirodo, nes toj mūsų visuomeniai labai platus asortimentas visko rinktis. Tai būtent tas, kad tu esi tam ryšyje ir mūsų tie dėstytojai, kai ateina, jie pasiruošia išmanantys savo dalykus ir norintys perduoti tas visas žinias, tiesiog gera namo grįžtis ir dalintis. Ir darbe daliniesi tom žiniomis ir perduodi tai. Ir smagu iš tikrųjų, kai, pavyzdžiui, rašiau darbą santuokinė neištikimybė ir darbe mokytojai tiesiog prašo, sako, būk gera, paskaityk seminarą, labai įdomus darbas, norėtume sužinoti. Ir iš tikrųjų tai praktika. Iš tikrųjų smagu ir verta. Reikia eiti ir studijuoti. Jeigu tik noras yra, tai manau viskas susidėlios į vietas. Viskas. Na, kaip ir Jolita sakė, tikėjimas aplinkui universitete labai jautėsi, bet ne tiek tikėjimas, kiek pats kolektyvas susiformuoja. Iš tikrųjų ateina tie žmonės, kurie ieško to ryšio su Dievu, kaip sakoma, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Kuo daugiau gauni, tuo daugiau nori. Ir nori dar, ir dar, ir dar. Ir randi palaikymą tarp tų, kurie susirenka kartu su tavim. Aš manau, kad tas, kuris nerizikuoja, negeria šampano. Viską suderinti įmanoma. Dievas toks keistas sutvėrimas. Ne, jis nesutvėrimas. Dievas. Bet jis pakankamai keistas iš tikrųjų. Kartais keistas, kartais netgi humoristas. Ir kiekvieną kartą, jeigu jau jums kilo tokia mintis studijuoti ar ne, gal čia suderinsiu ar nesuderinsiu. Suderinsit, jeigu tokia mintis kilo, jeigu Dievas ją davė, suderinsit ir viskas bus labai gerai. O atsigausit garantuotai. Aš dar norėčiau pasidalinti tokio dalyko. Aš sakyčiau, šitos studijos man yra Dievo dovana. Nes atsimenu, kai aš sutvirtinimo sakramentą priiminėjau, būdama 16 metų. Ir galvoju, mišių metu būtent tokia mintis, Dieve, aš nieko nesuprantu, kas čia tose mišiose vyksta. Nieko nesuprantu, visiškai nieko nesuprantu. Dieve, padėk man tai suprasti. Prašau, kiek laiko praėjo, Dievas labai gražiai, švelniai vedė tokiais mažais žingsniukais. Iš pradžio į Šalkauskio kolegiją. Iš Šalkauskio kolegijos į Vytauto didžiojo universitetą, į bakalauro studijas. Bakalauro studijos pabaigus įsidarbinau mokytoją. Paskui įstojau į magistratūrą. Iš tikrųjų, tai pastebiu šiandieną, tai yra tiesiog Dievo vedimas. Atsakas būtent į tą mano begalinį norą sužinoti daugiau. Reikia tik norėti ir nebijoti pasakyti Dievui taip. Ir tiesiog viskas susidėlioja į vietas. Ir tiesiog dedi tik tai kojas. Dedi kojas ir atsiliepi į tą kvietimą ir viskas. Čia net jau mane sugraudinat, nes pagalvoju, iš tikrųjų mano gyvenime panašiai buvo. Taip, įsidarbini pas Dievą pradžioj. Sakai, Dieve, žinai, norėčiau tau darbuotis, kažką tai tavo mintį atitikti. O paskui jis pradeda ir taip atidarinėti duris ir siūlyti galimybės kažkokias kažkur kviesti. Mėly klausytojai, nebūtinai religinio švietimo programa yra net ir nebūtinai katalikiška, bet universitetus verta, jei turite galimybę, turite šiek tiek laisvo laiko, gal neturit, bet turite didelį troškimą tobulėti, kad galėtume dovanas savo panaudoti geresniam kitų mylėjimui, geresniam meilės skleidimui, tiesos skleidimui. Ieškokite studijų programos, kuri jums labiausiai yra patraukli ir mėginkite. Tai yra įmanoma, tai galima ir mėla Jolita ir Eglė, man labai gera, kad jūs sutikot pasidalinti ir padrasinti ir klausytojus ir taip pat mane, dekaną, nes mums drąsos šiandien dažnai ir pritrūksta. Mūsų laida jau eina į pabaigą, tad manau mes turime laiko trumpam palinkėjimui klausytojams. Taigi aš linkiu, mėly klausytojai, dabar apibendrindamas visą tai, nebijoti ir ryžtis kartais ir visai netikėtam, bet naujam nuotykiui, jeigu turite troškimą. Na, o aš truputėlį galbūt iš švento rašto. Jeigu Dievas su mumis, tai kasgi prieš mus? Drąsiai eikite pirmin, nebijokite ir atsiduokite Dievo valiai. Kaip Eglė sakė, kas nerizikuoja, negeria šampano. Jolita, Eglė, negaliu susilaikyti nepaklausus, ar gėrite šampaną po darbo gynimo? Diplomai dar tik bus, tada bus ir šampanas. Tada bus ir šampanas. Kviečiame visus į Katalikų teologijos fakulteto diplomų įteikimo šventę, kuri bus, dar paskelbsime. Bet dabar dar matau, kad mus pasiekė ir SMS trumpoji žinutė. Klausome jūsų. Gal galėtumėt padaryti atskirą laidą pagal savo darbą apie sutuoktinių neištikimybę?
ištikimybė labai įdomu ir manau daugam aktualu. Į šitą klausimą gali atsakyti tik Jolita. Čia tai man staigmena iš tikrųjų. Reikia sakyti, pasistengsiu. Pasistengsiu. Jeigu poreikis yra, kodėlgi ne? Dėkojame už jūsų dalyvavimą, mėly klausytojai. Taip pat ačiū Jolita, ačiū Eglė. Dėkoju visiems klausiusiems šią laidą. Likite su Marijos radiju, likite su Dievu iki kitų malonių susitikimų. Su Dievu. Su Dievu.